apribojimų. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami, tokių dalykų mes niekada nesame matę. Evangelija pagal Morkų, 2 skyrius, 12 eilutė. Nuostabių dalykų nutinka, kuomet veikia Jėzus. Štai jis išgydė paralyžiuotojai. Fariziejai galvojo, jog jis piktžodžiauja prieš Dievą, bet visa tiesa atsiskleidė gydyme. Jėzus atleido šiam vyrui visas nuodėmes, o fariziejai negalėjo suvokti, jog tai gali padaryti žmogus. Jis piktžodžiauja prieš Dievą, svarstė jie širdyse, ir štai kaip jo galios įrodymas įvyko išgydymas. Yra tiek daug visko, kad mes galime įsivaizduoti. Dievas dažnai vaikšto būdais, kuriuos mes pagal savo mokymą atmetame. Bet jam nerūpi mūsų nuomonė. Jis mano, jog jau geriau mes rūpintumėmės jo nuomonę, nustatinėjame Dievui, ką jis turi ir ko ne. Tiek daug kas laiko klaidinančių mokymų, nors tai yra gryna Evangelija. Tiek daug Dievo tarnų štampuojame kaip klaidinantys mokytojai, nors jie karštai bei nuoširdžiai myli Jėzų. Yra grupė naujųjų fariziejų. Jie turi savus Biblijos aiškinimus, kurie iš tikrųjų yra gan siaurai ir griežti. Viskas turi tam atitikti. Deja, šie žmonės prarado ryšį su Jėzumi ir Biblija, stato aukščiau Jėzaus. Iš esmės, jie tiki Bibliją ir sergėja, kad jie būtų teisingai aiškinami. Tama, blogai tikri fariziejai. Dievas yra visai kitoks. Jis nuolat atranda naujus kelius ir vis nustebina mus savo gėriu. Pažįstu keletą, kurie skelbia Jėzų ir myli jį iš visos širdies, bet jų žinios apie Bibliją dar gana menkios. Ir daug, ko jie dar išmoks, bet Jėzus jos laimina, myli bei patvirtina jų evangelizaciją savo autoritetu. Viskas priklauso nuo mūsų meilės jam ir nuo to, ar viską patikime jam, ar kažką mieliau apribojame. Laikykimės nuo naujųjų fariziejų, kurie viską žino ir vertina, bet Jėzų jie nešiojasi tik savo galvose, nebe širdyse. Ir verčiau jo rūpinkimės intensyviu santykiu su Jėzumi. Nei vien tik skaitykime Bibliją ar klausykimės protingų komentarų apie ją. Tai tokie skirtingi dalykai, kad vos begalime įsivaizduoti. Viešpatie, meldžiuosi tau, tu esi išmintis, ramybė, taika ir šlovė asmenyje. Tavie visa galia. Tu esi viešpas, nuoširdžiai mane mylintis. Amen.